Labą dieną, mėly tinklalaidės žiūrovai ir žiūrovės. Šiandien aš turiu ypatingą svečią ir labai pakalbėsime daug, tikiuosi, apie mūsų tradicijas ir kur link jos keliauja. Tai Loreta Sungailinė. Labą dieną, Loreta. Labą dieną, mėla Austėja. Tai labai smagu Jūs matyti ir aš norėčiau, kad Jūs prisistatytumėte. Man irgi labai smagu su Jumis kalbėti. Tai, na, aš esu daugiavaikė mama, 3 vaikai, puiku. Yra puiku, didžiulis turtas. Aš esu etnomuzikologė, humanitarinių mokslų daktarė ir nematerialaus kultūros paveldo specialistė. Dargi ir laidų vedėja, laidų renginių vedėja. Tai, žodžiu, tokia labai aktyvi moteris, kaip ir jūs. Kaip pasirinkote šią specialybę? Na, nes iš tiesų, man atrodo, kad anksčiau nebuvo taip, kad, na, veržėsi jauni žmonės į šią specialybę. Kaip jūs pasirinkote ir kodėl? Taip, galima sakyti, tai nišinė specialybė ir tikrai nesiveržė labai stipriai, bet minimalūs konkursai, reikalavimai dideli tuomet buvo, kai norėjau įstoti, bet kaip iki to sprendimo, na, tiesiog mano gyvenime viskas susiklosti. Tai, na, pirmiausia, kad ta liaudies daina ir mamos dainuota lopšinė ir ne tik lopšinė ir ne tik žemaitiška, nes aš esu iš Žemaitijos kilusi. Tai nuo pat gimimo mane lydėjo, nuo mažens ir man muzika, na, iš tiesų toks sielos džiaugsmas ir galimybė man pačiai save realizuoti. Tai baigusi muzikos mokyklą, aš toliau tęsiau savo, na, tas muzikinės veiklas folkloro ansamblyje ir ten pamilau liaudies dainas. Ir visa tai vyko Palangoje, tokioje nuostabioje vietoje, kur tiesiog, na, ir jūra, ir oras, ir viskas įkvepia tai kūrybai. Tai ten buvo išbandyta visko, ir pantomimo šokis, ir pramoginiai šokiai, ir dar kažkas, ir dar, bet muzika liko ir tas folkloras visada jisai buvo šalia ir jis mane įkvėpė. Ir paskatino tiesiog išbandyti jėgas dainų dainelės konkurse su liaudies dainomis, kurias aš atlikau folklorinę manierą. Ne kažkaip, žodžiu, išdailintai, akademinė, kaip operos solistė, būsima galbūt, bet tikrai tą folklorinę manierą ir tai suveikė. Aš gavau puikius balus ir po tokio įvertinimo, žinoma, aš noriu toliau tęsti, bet, na, atlikėja, na, kas čia per ateitis atlikėja, kas čia per darbas, na, ne visai rimtas. Tuomet aš supratau, kad aš noriu studijuoti tą liaudies muziką, liaudies dainas ir jau iškart žinojau, kad žemaitiškos dainos, tai čia tikrai jau tinkamas mano tyrimo objektas. Iš kur tas žinojimas, aš nesuprantu, bet kaip mano mama sako, viskas yra, žodžiu, didelio plano dalis, žodžiu, kiekvienas tas elementas ir kažkaip sėkmingai taip susiklostė, kad aš suradau galimybę studijuoti etnomuzikologiją ir kaip aš tuomet supratau, tai yra liaudies muzikos tyrinėjimai, etninės muzikos tyrinėjimai ir tokia specialybė buvo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, dabar vadinasi muzikinis folkloras ir daugiau orientuojasi galbūt į praktinės veiklas, bet teorinių žinių taip pat gausiai studentai gauna. Tai ir žinoma, tada vieno folkloro festivalio Baltika metu Palangoje man likimas lėmė susipažinti su šviesios atminties muzikologe docente Zita Kelmickaite, kuri supratusi, kad iš manęs galima kažką išlipdyti, jinai tiesiog pagelbėjo, suteikė man informacijos, kokie bus egzaminai, ką ruoštis ir netgi parekomendavo Klaipėdoje vieną specialistę, kuri, na, mane supažindino su tokiu man dar negirdėtų dalykų kaip muzikos harmonija. Ir per tuos metus laiko aš ir tą harmoniją įsisavinau ir pasiruošiau baigiamiesiem egzaminam ir stojamiesiems ir įstojau į tą savo išsvajotą muzikos ir teatro akademiją be to vidurinio muzikinio išsilavinimo. Aš buvau baigusi tik muzikos mokyklą, bet gavusi rekomendacijas turėjau teisę įstoti ir į akademiją. Taip kaip galima padaryti, kai sieki. Žemaitiškas užsispyrimas. Bet iš tiesų labai nuostabi istorija dėl to, kad jauni žmonės dažnai blaškosi, ar ne, ir nežino, ir tada pasiduoda arba tai, ko nori tėvai, arba galbūt klasiokai stumteli.
Tai jūs žinojate, ne, ko jūs norite ir kokį Aš kelią? žinojau, mama palaikė ir mama visada buvo kultūrininkė, žurnalistė iš tikrųjų pagal profesiją ir išsilavinimą, bet ir Žemaičių kultūros draugijos veikloje labai aktyvi nuo pat pirmųjų jos susikūrimo akimirkų ir labai rūpinosi spauda kaip žurnalistė ir ta kultūrinė spauda, tai aš visame tame dalyvavau, kažkaip irgi sukausi, ta visa aplinka mane tiesiog, man atrodo, taip užprogramavo, tai kultūriniai ateičiai. Tai jinai palaikė ir tikrai labai stiprino ir labai pagelbėjo, net į Vilnių kartu mes atvažiavom. Mama 2 dukras atsivežė, žodžiu, į Vilnių, įkurdino, kad būtų namai, kad nereikėtų per daug vargti. Tai aš tikrai studijavau ir studentavau. Taip pat kiek įmanoma, nes iškart nuo 1 kurso atėjau ir į Vilniaus universiteto folkloro ansamblį Ratilio. Tai ten tikrai toks labai jau studentiškas, aktyvus, muzikinis ir visako pilnas gyvenimas. Tai visą, ką gavau, tai jeigu teorija akademijoje, praktika tokiose veiklose, tai ir ekspedicinė veikla visokiausia, įdomi vasaram ir ne tik vasaram. Ir labai tarpusavėje susiję. O kaip jums atrodo, ar dabar keičiasi mūsų tradicijos? Ir apskritai, ar tradicijos kinta? Jos privalo kisti, nes jos kitaip neišgyventų. Nuostabu. Ne muziejinė vertybė, tai negalima jų uždaryti, žinot. Tai jos kinta, tik tai, kaip sparčiai kinta, kitos kinta ir patiria ir pasiduoda galbūt neigiamai įtakai ir kažkokie neigiami veiksniai jas gali ir suvalgyti, sužlugdyti arba iškreipti taip, kad jos neteks savo kažkokių verčių, tokių, kurios esminės yra. Turiniui, išraiškai ir tiem žmonėms, sakykime, padaro kažkokį neigiamą poveikį, tai tada blogai, tada jau, bet tarsi vis tiek, kiek įmanoma mes galim įtakoti, kad jos būtų išsaugotos, kad jos tas vertės kad žmonės saugotojai tradicijų ir tie praktikai, puoselėtojai, kad jie išvelgtų tas vertės, jie suprastų, bet tik suvokdami ir brangindami vertybės savo tradicijose, savo kultūros pavelde, kurį yra paveldėje, perėmė, tik brangindami jis stengsis išsaugoti tai, kas ir yra, tas tikra, brangu, vertybiška, bet kad turi reaguoti į aplinką, į kintantį laiką, tai irgi kitaip jos nebebus aktualios tradicijos. O kaip suderinti, ar ne? Nes man atrodo, čia ir yra dažniausia, trinties taškas ir opiausias klausimas. Dėl to, kad vieni žmonės kabinosi į tradiciją, kad ji negali keistis, nes jau tada nebe tradicija, ar ne? O kiti žmonės sako, taigi laikai keičiasi ir tos tradicijos turi keistis ir mes turime keistis kartu. Ir tada, atsiranda trintis tarp tų skirtingų nuostatų, skirtingų požiūrių, ar ne? Kaip juos galima būtų suderinti? Nes man atrodo, pyktis dėl to yra labai neprotinga. Ne, reikia turėti to, kaip sakyti, konservatyvumo kažkiek ir protingai, su saiku. Ir norėti, žodžiu, išlaikyti tradicijas tokias. Aišku, kiek įmanoma, tas autentiškumas, tas tikrumas, jis turi savo tikrai ir vertę, ir žavesio, ir patrauklumo, ir prie jo grįžtama. Tai ir dabar jaunimas irgi to ieško, bet reikia būti atviram iš tikrųjų ir matyti, ir kažkaip sugerti kažkiek ir tų naujovių, ir to suvokimo, o koks dabar yra santykis tos jaunosios kartos. Ir aš labai džiaugiuosi, kad aš esu būtent šitame amžiuje savo dabar ir tarpsnyje, nes mano vaikai paaugliai. Ir dar kuo džiaugiuosi, kad aš nesu griežta, toksai kaip tokia mama kaip kirvis. Aš suprantu, kad jie turi viską pamatyti, turi patirti ir patys atsirinkti, pasirinkti ir savo tą gyvenimo kelią, ir savo pomėgius, ir savo viską, bet aš šiek tiek tam tikrų matyt laikotarpių ir gudriai šiek tiek pasielgiau. Kai kas gali sakyti, gal šiek tiek egoistiškai, bet aš suvokdama, kad mes kartu su vaikais galim būti ir kartu praleisti daug ir gero, ir kokybiško, ir laiko, ir būti tokiam, kaip pasakyti, tokiam pozityviam emocijų tam burbule. Tai tuomet, jeigu aš pritrauksiu juos prie tų veiklų, kuriomis aš pati labai tikiu ir nuo kurių, ta prasme, aš pati esu laiminga ir jaučiuosi laiminga,
Tai taip ir nutiko. Tai jie visi dalyvauja folklorinėje veikloje, bet mes turim savo bendruomenę, šeimų bendruomenę, tai yra mano bendraamžiai, vieni jaunesni, kiti vyresni, vaikai, kurie tarpusai bendrauja, taip, toksai socialinis burbulas, bet mes esam dėl to laimingi ir vaikai mato laimingus tėvus arba tokius tėvus, kurie ištikus kažkokioms krizėms, šeimos, darbo, ekonominėms, jie sugeba vienas į kitą atsiremti ir kažkaip vienas kitam pagelbėti ir jie išlipa ir jie vis tiek su to emocinio kažkokio stabilumas, emocinis įsivyrauja ir ta bendruomenė tokia yra labai draugiška ir tikrai vienas kitą labai palaikantis žmonės esam ir jaunimas, tie mūsų vaikai taip pat. Tai jie kažkaip taip suėjo ir visos kitos jų veiklos ir draugai, bičiuliai yra tie, kurie yra pozityvūs, kurie tokiose veiklose ir dalyvauja, bet jie nuo to, čia pasakysiu, šiuolaikiškai kaifuoja, nes tikrai ir tas liaudies šokis, ir ta daina kokybiškai sudainuota. Ir tas tautinis kostiumas, pasipuošimas tautiniu kostiumu, jiems yra vertybė, jiems yra gražu ir negėda, bet tiesiog tai palankiai susiklosti. Aišku, nebe mano pastangų. Nebe pastangų, va. O jūs matote apskritai augimą susidomėjimo Lietuvoje? Nes, aš kalbėjau Graikijoje su žmonėmis, kurie tuo ir pasidalino, kad Graikijoje ir tautinių šokių būreliuose jau beveik nebėra vietų, nors dar nebuvo prasidėję mokslo metai, ar ne? Ir atgimsta kiemo šventės, gatvės šventės, kur visi susirenka, šoka, nes ir būtent buvo labai akcentuota tai, kad kai, mano amžiaus žmonės buvo jauni, tai tada nebuvo tai lygis, tarkim taip, ar ne, kad tada daug įdomiau buvo, atėjusios iš JAV kažkokios ar maisto tradicijos, ar šou tradicijos ir taip toliau ir panašiai. O dabar tikrai jau keletą metų auga susidomėjimas, noras turėti tautinį kostiumą, noras juo pasipuošti, noras dainuoti, šokti ir taip toliau ir panašiai. Ir netgi buvo atkreiptas dėmesys, kad tose šventėse, kur anksčiau būdavo babytės ir dėdukai, tai dabar pilna jaunų žmonių, pilna mažų vaikų ir tiesiog susidomėjimas tikrai išaugo. Tai aš manau, negalima absoliutinti, turbūt nei ten prieš 30 metų nebuvo nieko, nei dabar yra anšlagas, bet augimo tendencija tikrai pastebima. Ar pastebite ir Lietuvoje? Ne savo burbule, bet už jo. Nežinau, negaliu jokiais tyrimais, sakykime, pasiremti ir pasakyti, koks įvyko pokytis, bet jeigu taip, logiškai mąstau, jeigu mes dabar žvelgtume ar ne į tuos kiekius, gerai, imkim dainų šventę, tai yra toks reiškinys, kuris tikrai suburia įvairių tų žanrų, mėgėjų kolektyvus ir daug jų dalyvaujančių yra, tai tie skaičiai yra įspūdingi vis dėlto. Jeigu stebim tendencijas mokyklose, taip, galimai mažėja ir šokių kolektyvų, ir kažkokių tai ansamblių, ar muzikuojančių vaikų, instrumentais grojančių. Aišku, jų mažėja, nes labai didelė pasiūla yra kitų veiklų įvairiausių. Konkurencija didelė. Konkurencija didelė. Ir mes dar neatsiragavę, dar kažkaip neatsikandę šito visko. Dar vis tiek turim išbandyti, išragauti, pasimėgauti. Yra populiaresni dalykai, dar irgi vyresni žmonės, sakykime, ar pedagogai, ar kultūros darbuotojai, dar jiems irgi trūksta kompetencijų, o kaip pristatyti iš tikrųjų. Tam jaunam žmogui, kaip jį įtikinti, kaip jį pritraukti, nuo ko pradėti vis dėlto, kad norint tiesiog stiprinti tas tapatybei, vietos, kultūriniai tapatybei, etiniai tapatybei svarbesnius kažkokius užsiėmimus ir matant, kad tai tikrai gali tiesiog ir prie visuomenės apskritai gerovės prisidėti, nes ir patriotiškumas, tautiškumas ir viskas tai skatinama, ko mūsų dabar jaunai kartai labai labai trūksta ir labai reikia. Tai jeigu žiūrėtume tos skaičius, galbūt ir jie nebūtų labai džiaugsmingi, bet jeigu pamatuotume pokytį, aš manau, kad tikrai žemyn niekas neina. Augam, tikrai, nors ir pamažu, bet reikia džiaugtis ir tuo mažu pokyčiu. Jeigu pasižiūrėsime, sakykime, socialiniuose medijose,
Tai pasiūlos yra daug ir paklausos yra daug įvairiausių užsiėmimų, įvairiausių veiklų, ypatingai edukacinių, ypatingai ten, kur tu gali pats prisiliesti, pats išbandyti, pats kažką sukurti, kas labai traukia jauną žmogų. Tai ne tik, kad koncertas, tai nėra žiūrovų ir atlikėjų dabar kultūra, mums, kaip sakyti, mūsų rūpestis, o dalyvavimo kultūra, įtraukimo kultūra, kad tu pats taptum to dalyvis ir nebūtinai dalyvis toks, kuris tobulai viską atliktum ir liptum ant scenos ir tau vadovui būtų ramu. Dalyvis ir toks, kuris dalyvauja tiesiog bendrose kažkokiose veiklose, kad ir mažyti darbelį padarydamas jisai jau jaučiasi svarbiu tos bendruomenės nariu. Gali padėti, gali savanoriauti, gali kam nors kokiam kolektyvui natas kopijuoti ir jas išdalinti ir tu jau esi kolektyvo žmogus, tu jau įsitrauki. Nebūtinai tu turi būti solistas tame kolektyve, jeigu kalbam apie kažkokį tai atlikėjų kolektyvą. Tai iš tikrųjų tai pamažu vyksta. Aš manau, kad tas suvokimas plečiasi ir tikrai ir tas, tapatybei svarbių užsiėmimų, veiklų poreikis jisai auga ir mes gebam atliepti, bet mums reikėtų, aš manau, susirūpinti, ieškoti ir naujų formų, ir daugiau įvairiausių galimybių. Žodžiu, išmanyti tikrai, kas dabar šiuolaikinėme edukacijos pasaulyje darosi, kad tos raiškos formų tikrai būtų įvairių, kad kultūrinę įvairovę skatintume, ypatingai tada pagarbą ir tarp kartų, ir tarp įvairių kultūros bendruomenių, ir tarp tautų. Tai čia tikrai yra sričių, kur turime labai labai padirbėti, nes kartais jaunimas tiesiog, jeigu netinkamai mes pristatom, parodom tradicijas, jie atmeta, tikrai yra dabar daugelių dalykų jautrumas padidėjęs ir turim labai gerai pasvarstyti. Bet tai nėra, kad mes paminam tradicijas, ne, tradicijos turi atliepti irgi ir šiandienos kažkokią, tai žodžiu, visuomenės emocinę situaciją, kažkokį reaguoti jų jautrumą, jų santykių tam tikrų pasikeitimus, turim reaguoti ir permastyti netgi savo ir tas tradicijas ir jų įvairią raišką. Mes gyvenome 4 metus Belgijoje ir mūsų vaikai tada buvo, fantastiški Lietuvos patriotai. Prašydavo kiekvieną kartą, kai kažkas važiuodavo iš Lietuvos, atvežti juodos duonos, atvežti tautinį kostiumą, atvežti juostą kokią nors nuaustą ir vis tempė į mokyklą, pasakojo, rodė ir visa kita. Nes mokykla labai skatino kiekvienam vaikui parodyti savo tautinį identitetą. Ir po to grįžus į Lietuvą buvo labai lengva. Ir jie labai stebėdavosi, kad, o tai kodėl Lietuvoje, nes jie buvo pratę, kad ten Belgijoje per kiekvieną, ten vasario 16, kovo 11, iš esmės per visas šventes ir ypatingas dienas sėsdavom, kažką darydavom, kalbėdavom, reflektuodavom ir labai tą saugodavom, nes, aplinkoje kiek jau buvo lietuvių tiek, ar ne? Ir grįžus į Lietuvą, jie būdavo, mes sakėm draugam, kad ten eisim klausyti ten kalbos ir renginį eisim prie laužų ir mes klasėje vieni ir dar kelios šeimos eis, bet 2-3 šeimos, kurie eis prie parlamento prie laužų, o visi kiti, tai ką, čiagi vakaras, šalta, visa kita. Ir mūsų vaikam buvo tokia didžiulė nuostaba ir aš tik per vaikus pajutau tą, nes kažkaip pats natūraliai žiūri, bet vaikam, kai jie savęs Lietuvoje neprisiminė, tada išvažiavę, gavo tą tokią didelę dozę ir grįžus jiems buvo tas, kodėl čia ne visi eina, kodėl ne visi tą nori daryti, kodėl taip yra, jūs visieną, daugiau tyrinėjote ir daugiau gilinotės, kodėl mes kartais, kai turime šalia ir arti ir visas galimybės, jų neišnaudojame. Taip. Tai savam krašte pranašu nebūsi. Viena vertus, taip. Paklauskite tikro Palangos gyventojo, kada jisai paskutinį kartą matė jūrą arba maudėsi joje, ar ne? Aš man teko jaunystėje 5 metus praleisti ir gyventi Palangoje, tai aš buvau netipiškai visiškai palangiškė. Tai žodžiu, tikrai, ką turim šalia, tai mes mažiau vertinam, mažiau kažkaip laiko skiriam, suspėjam, o tik kažkur toliau nuklydę, kur ar atsidūrė kitoj svečioj šaly ilgesniam laikui, pabuvę suprantam, kiek tai yra svarbu ir ko mums stinga. Bet
Tai jūs, Austėja, ir tarsi atsakėt į klausimą, kad mokykla skatino, ar ne? Tai yra tikrai puikus pavyzdys. Tai skatino, vadinasi, mokykla tikrai puoselėjo tas vertybės ir suprato, kur yra tas tapatybės kodas. Kas tai yra? Tai yra tavo folkloras, tavo tradicijos, tavo tautinis kostiumas, tavo šalies istorijos žinojimas ir pagarba, o kalba tai visų pirmiausia. Nes labai įdomu, man teko skaityti labai įdomų tyrimą, tai nebejoju, kad jūs tikrai susidūrėte su daugiau panašių, bet apie tai, kad, kai tėvai išvažiavę, nemoko vaikų ir ypač jeigu abu tėvai, pavyzdžiui, lietuviai ar abu tėvai ten latviai ir taip toliau ir panašiai, bet nemoko lietuvių kalbos, o tarsi nori kuo greičiau asimiliuotis, kad vaikui lengviau būtų viena vertus. Bet ką rodo tyrimai ir ypač longitudiniai tyrimai rodo, kad vėliau vaikas turi į tapatybės krizę. Nes jis nei toje valstybėje jaučiasi savas, nei Lietuvoje ar bet kurioje kitoje valstybėje nesijaučia savu. Ir tai mažiau jaučiama vaikystėje ir paauglystėje, nes vaikystėje mums labai svarbu tėvai, paauglystėje labai svarbu draugai, bet kai jau aš save pajaučiu ir išjaučiu ir pradedu reflektuoti, kas aš esu, tai maždaug po 25-ojo gimtadienio ir vėliau, tai ateina ta krizė, apie ką aš esu, kad tai kokių piršto žaidimų aš savo vaiką mokysiu, kokias lopšines aš jam dainuosiu, kaip aš su juo bendrausiu. Ir tokie niuansai kaip metaforos, ar ne, vaizdingi išsireiškimai, ištiktukai ir taip toliau ir panašiai, mums vis viena yra svetimi. Ar ne, jeigu mes, nekalbame tą gimtąją kalbą, kuri perdodama. Tai man labai įdomu, kokios jūsų patirtis ir net mokslinės tos patirtis, ką liudija daugiau tyrimų. Žinoma, visi tyrimai, kurių objektas yra ar folkloras, ar kalba, ar tautosaka, ar ne. Ir kuo anksčiau ir kuo, kaip sakant, taip jau sąžiningiau ir prasmingiau šeimoje, tai pradedama diegti, arba tai tiesiog atsiranda šeimos gyvenime, tai tuo brangesnis, tuo vertybiškesnis gyvenimo ir tapatybės elementas, tai tampa pačiam augančiam žmogui ir tai asmenybei. Tai tas pats su lopšinėmis, tai yra, sakykime, jau vaikam, dar iščiose augantiem kūdikėliam, jeigu mamos pradeda dainuoti ir toliau tęsia ir tos visus lietuviškus savo tautiškus folkloro kūrinėlius, jos dainuoja, jos kalba su vaiku, jos skaito vaikui ir vėliau su vaiku kartu skaito tas lietuviškas knygeles, grožinės literatūros knygas, kurios parašytos taisyklinga, gražiai, išraiškinga lietuvių kalba. Tai tiek Lietuvoje gyvenant, tiek ir užsienyje gyvenant, tai įmanoma iš tikrųjų pasiekti, kad kalba būtų raiški ir kad kalba išliktų. Tai aišku, be kalbos, tai daug dalykų ir daug kitų dalykų nepažinsi arba sunkiau pažinsi. Tai iš tikrųjų tie tėvai, kurie kalba užsienyje gyvenantys, mišę šeimą sukūrė, kurie kalba savo tą gimtąją kalbą, tai tą kalbą žinos, pažins ir mylės ir jų vaikai. Ir iš tikrųjų turiu štai visai tokia šviežia pažintis su šeima, kuri 14 metų gyvena Brazilijoje. Ir mažą 2,5 metų dukrytę kalbina mama lietuviškai, tėtis tą brazilų, portugalų, žodžiu, jau kalba. Ir angliškai susikalba tada jau jie, kaip sakyti, tai tų visų 3 kalbų mergaitė ir mokosi, jas visas girdi ir jos tas lietuviškai ištartas žodis, jisai yra pakankamai taisyklingas, kiek tai įmanoma tokio amžiaus vaikui. Tai man labai gražus toks pavyzdys, kada iš tikrųjų jauna šeima suvokia, kad ir būnant labai toli nuo Lietuvos ir gyvenant tokioje šalyje, kur galima ir mėgautis gyvenimu, ir šilumą, ir maistu, ir taip toliau ir panašiai. Bet tos Lietuvos labai trūksta ir jie tą Lietuvą iš tikrųjų yra su savim kartu atsivežę, bent jau ta moteris. Ir tikrai daug lietuvių aplinkoje nesurasi ir nėra, bet ji, žodžiu, tą
tą lietuvybę iš tikrųjų išlaiko ir tvirtai, ir to būdo, ir netgi maistas irgi lietuviškas yra jų gyvenime labai labai svarbus. Puoselėje. Net ir Brazilijai. Taip, taip. Ir, na, kalba, ryšys su vieta, net ir maistas. Yra bene pirmosios, pirmosios tokios, kaip sakyti, pirmieji atsiminimai ir svarbiausi dalykai, ką įvardė žmonės, kai jų paklausė, tyrinėtojai apie tapatybę, apie, ką tau reiškia Lietuva, ką tau reiškia gimtinė, tėvynė, tai jie būtent ir įvardė, tas mano kraštas, kur aš gimiau ir ten nuostabi gamta, tai yra aišku kalba, arba netgi tarmiška kalba, jeigu tai yra iš kažkur, tai žodžiu, labiau galbūt provincijos kilę žmonės ir ten tarmiškas kalbėjimas yra labai praktikuojamas. Taip, ir tas maistas, kai kas galbūt atsimena ir tas ar dainas, ar kažkokią tautosakos dalykus, ar posakius. Aš tai dar sakyčiau, kadangi žemaitė, tai dar tas toks labai geras žemaitiškas humoro jausmas. Jis yra be galo įspūdingas iš tiesų. Ir aš jau tiek metų Vilniuje gyvenu, buvau pakviesta pravesti žemaitišką renginį. Nuvažiavau labai rimtai nusteikusi, nes tai yra konkurso, nugalėtojų paskelbimas, apdovanojimai. Ir aš, nuo pat pradžių jau renginyje supratau, kad man reikia persijungti, man reikia sugrįžti ir prisiminti, kaip čia žmonės iš tiesų bendrauja, įjungti tą tokį lengvumą, tokį subtilų kandumą, šiek tiek, ko yra daug žemaitiškam tam bendravime. Ir tada kontaktas įvyko, šiluma, jaukumas, viskas savo vietas atsistoja. Yra tokių daug gražių tokių dalykų, iš tikrųjų, kurie yra ir svarbus viena vertus ir gali tau pastiprinti tą tapatybės pamatą, kurį tu susikuri. Ir, nežinau, man dar labai gražu, paminėjot ir tą Graikijos pavyzdį, ar ne? Man labai gražu, kad, tokiose šalyse net populiarioji muzika yra tiesiog persunkta tų folkloro elementų, ritmų. Tai, mes irgi to turim, bet mes kažkaip taip per retai pamatom, pastebim ir iškeliam į paviršių labai daug gražios, tokios turiningos, įdomios, gilios elektroninės muzikos, jungiančios folklorą ir integruojančios ir kažkaip, taip išvystančios įvairius motyvus ar netgi tiesiog kažkokius tai baltiškus ženklus panaudoja ir labai tai gražiai suskamba. Bet, tai lieka irgi tokiai tarsi šiek tiek nišiniai publikai ir labai retai, kada pakyla į topus ir skamba per mūsų tas radijo stotis, o norėtųsi, kad tikrai ir atsirastų daugiau kažkokių ir naktinių galbūt klubų, kur skambėtų būtent tokia mūsų tautiškumo pilna pop muzika. Galima paskiepą tokį, ar ne, po truputį. Nes yra labai nedaug tų vietų, kur galima nuėjus, kažką išgirsti lietuviško ir karts nuo karto dar išbandyti ir tradicinius šokius pašokti, bet randasi, po truputį randasi iš tikrųjų. Ir dar norėčiau paraginti besidominčius pasižvalgyti iš tikrųjų, ką mūsų tradicinių šokių klubai veikia, o jų Lietuvoje tikrai ne vienas yra, ir organizuoja irgi įvairiausias vakarones ir jie yra absoliučiai atviri. Tu gali nemokėti šokti, gali netgi turėti kažkokiu, tai kaip pasakyti, kompleksų, net su ta mintim, jog tu apskritai negali šokti ar nemoki šokti. Tu gali nueiti ir tikrai turėsi galimybę išbandyti, pašokti, gal net užsikabinti ir toliau lankyti tuos šokius ir turėti savo tokią labai gerą, smagią pramogą. Prašau, gal kažką ir paskatinsim, tai būtų visiškai nuostabu. Taip. Aš dar norėjau jūsų paklausti, gal yra kokia šventė arba tradicija, kurios mes nelabai prisimename ar nelabai švenčiame, o jums atrodytų, kad visai galėtume. Gal yra kažkas, nes žinote, visi šneka iš karto kokios šventės, tai vėlinės ar ne, artėja vėlinės, tada prisimena Kalėdas, tada prisimena Velykas, Joninės dar, bet tai yra tos tokios esminės, tarkim. Bet gal yra kažkokia, kuri jum yra artima ir brangi, o nėra ta mainstreaminė tokia, taip pasakius. Mes tam savo burbulę įvairiausių dalykų surandam, atrandam, net atgaivinam.
kažką atnaujinam, jau perkuriam, galima sakyti, ar ne. Ir kai suki tą kalendoriaus ratą, tai man atrodo, kad apie visas kalendorinės šventes pakanka ir informacijos, ir renginių, ir vietų, kur galima jas patirti, ne tik pamatyti, bet tikrai patirti ir tave įtraukia. Ir sunku pasakyti, ar dar yra kokių nors tokių švenčių, kurios būtų, na, dabar mums, na, įmanomos, ar ne, nes tam tikrų ir sąlygų reikia. Pavyzdžiui, labai džiaugiuosi, kadangi esu atsakinga už nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado formavimą Lietuvoje. Ir kartu su bendradarbiais formuojam, kūriam ir turim didžiulį tinklą visoje Lietuvoje, tokių bendradarbių ir specialistų. Tai labai džiaugiuosi, kad, pavyzdžiui, atgimsta tokie dalykai kaip tradicinio ūkininkavimo tam tikros technologijos, tam tikri būdai ir žmonės dar kažkaip tai ryžtasi, pavyzdžiui, arti arkliais su plūgu. Ir Dzūkijoje, pavyzdžiui, Lazdijų krašte yra daugiau kaip 20 ūkininkų, kurie tai praktikuoja nuolat, nes, na, jie prie namų turi nedidelius ūkelius ir jiem tiesiog nei tas traktorius ten apsisuks žodžiu, ir tilps ir kažkaip išlaviruos, tai jiem daug patogiau yra suarti arkliuku. Ir ta tradicija irgi, jinai buvo nykstanti, bet tam tikros šventės, galbūt šiek tiek su tokiais anų laikų dar elementais, bet iki šių dienų išliko ir jos jau modernesnės, ta pirmoji vaga, tas arimas ir taip toliau, ar ne, bet tai priminė apie šitą ūkininkavimo būdą, apie tokią technologiją ir paskatino irgi ūkininkus dar kažkaip, praktikuoti dar ir natūraliau, kaip sakyti, kad savaiminis būdas, ne tik šventiai. Tai jie dabar ir tokias rudeninio arimo talkas organizuoja. Susirenka, žodžiu, į kasmet, kiekvieną rudenį vis į kito ūkininko sodybą, aria lauką, arkliais atvažiuoja įvairaus amžiaus, įvairių kartų ūkininkai, tai nuo vaiko kelių metukų, žodžiu, iki senolio, arti 90 metų, žodžiu, va, toks amžiaus. Kaip bendruomenė šventė. Taip, ir jie aria, aišku, būna ir žiopsotojų šiek tiek, bet svarbiausia, kad tie ūkininkai, tai yra jų tokia bendruomenė. Ir, žodžiu, ir jie taip gražiai suaria tą lauką, tada būna iš tos pirmos keptos, nes jau nuimtas derlius, ar ne, jau galima iškepti duoną. Ta pirmoji šviežia duona, pavaišinami visi darbininkai, žodžiu, apdovanojimas jauniausias, vyriausias, bet viskas yra iš pačios tos bendruomenės iniciatyvos kilęs dalykas ir tai jau, vat to rajono, sakykime, jau graži tradicija formuojasi, jau formuojasi bendruomenė, palaiko tokią tradiciją. Rudenį vėlgi tarsi su metų tam tikrų irgi laikų susiję ir norisi kažkaip, kad tokių vietos tradicijų žmonės kiekvienas savo krašte atrastų, kas jiems yra būdinga, kas jiems svarbu, o kur jie norėtų padirbėti, pasistengti, kad išryškinti tą savo vietos tapatumą, tą vietiškumą. Ir tuomet jiems tampa tai brangu, jie nori tai toliau plėtoti, kažkaip tai, žodžiu, atrasti dar kažkokių tradicijų ar papročių toje tradicijoje ar tame reiškinyje. Ir vaikai tą matydami perima. Žinoma, jiems gal iš pradžių atrakcija, bet žiūrėkit, paskui jiem taps jau ir kažkokiu tai gyvenimo gal būdų ir būtinybė, jie kitaip neįsivaizduos, pririša prie žemės, prie darbo, galų gale ugdo ir šitas savybės, kažkokį užsispyrimą, bendravimą, bendradarbiavimą, norą išmokti, norą sužinoti daugiau, kaip patobulinti tą savo darbą. Tai va, tai čia tokia, kadangi čia neseniai įvyko ta talka ir aš apie ją skaičiau ir žiūrėjau vaizdo siužetus, tiesiog, nes aš nemanau, kad reikia, sakykime, skatinti visą Lietuvą švęsti kažkokią šventę, ar ne? Tarkim, priskatino mes jau su žiemos pabaigtuvėmis, ar ne? Jau tarybiniais laikais, čia buvo žiemos pabaigtuvių šventė, žodžiu, žiemos išvarimo, ar kaip ten pavadinsi. Bet, tos tikrosios užgavėnės su persirengėliais, ar ne, jos buvo Žemaitijos regione ir ten jos geriausiai ir natūraliausiai žiūrisi. Su to žemaitišku humoru viskas kažkaip taip apžaidžiama, bet vėlgi, kaip žinia, keičiasi aplinka, keičiasi žmonių santykiai, požiūriai, tenka šiek tiek ir tos personažus pakoreguoti, atsisakyti kažkokių tų senųjų. O tai galima padaryti, žinoma, jeigu tu jautriai reaguoji ir supranti, kas šiais laikais yra tinkama, o
kas jau nebelabai ir gal atgyvenę. Nes ir tie personažai ne visi iš karto atsirado tokie, kokius mes juos žinome iš etnografijos vadovė etnologinių, sakykime, tyrimų ir taip toliau. Tai mes dabar galim kurti šiuolaikinius, kas dabar mums yra aktualu. Tai gali būti tradicinė šventė ir adaptuoti šiems laikams personažai. Miestuose, sakykime, kas organizuoja užgavėnės, tai reaguoja iš tiesų ir skatina adaptuoti, skatina gaminti tas pačias, pavyzdžiui, kaukės. Ir tai vaikam ir jaunimui irgi aktualu pasigaminti tą kaukę, turėti savo, gamintis kaukės iš kažkokių antrinių žaliavų ar, žodžiu, perdirbamų. Ir taip toliau ir panašiai, kažkokias va tokias ir tvarumo idėjas skatina. Tai va, etninės kultūros puoselėtojai, juos neramina, kad pasikeičia personažas ir ar būtų tokia nuomonė, kad nesąmonė darot, reikėtų autentiškai. Ne, yra visokių reakcijų, žinoma, yra ir diskusijų, yra. Ir jeigu jau paminėjau tas užgavėnės, tai savaime suprantama, kas čia yra antisemitizmo įvairiausių tie dalykai, ar ne? Ir galbūt net ir gyvūnų teisės galėtų, žodžiu, teisių gynėjai galėtų reaguoti ir taip toliau ir panašiai. Tų nuomonių yra įvairių. Vieni pagrindžia etnologiniais tyrimais ir tokiomis hipotezėmis, sulyginimais tam tikrais ir sako, kad nieko čia blogo, čia reikia mažiau reaguoti, nebūti tokiam jautriem ir taip toliau ir panašiai. Bet aš kaip pagalvoju, kažkaip mes ir su savo kolektyvu susėdę pagalvojom, ar mes be to numirsim, ar čia neįvyks mums šventė, ar mes negalim rengtis vien tik tai gyvulių kaukėmis arba tiesiog kažkokiais šmaikščiais personažais, kurie neturėtų jokių tautinių priklausomybių ir taip toliau, va tiesiog galim, na ir taip ir darom, o kas čia tokio, ką mums nuo to blogiau kas nors, ne blogiau. Na, žodžiu, čia jeigu šitą temą kalbant, ar ne? Bet aš manau, kad jos svarbios yra, dėl to, kad, dėl jų kyla daug klausimų ir daug tričių, kaip tas pats, irgi dabar, ar ne, aplink vėlines, lietuviškas yra ta Helovyno šventė, ar ne? Ir taip, jie ateina iš Airijos, ar ne, jie labai prigijo JAV ir taip toliau ir panašiai. Ir besimaišant tom kultūrom ir su popkultūra ir su viskuo, yra, kad ateina į Lietuvą, naktiniai klubai, pavyzdžiui, organizuoja, ar ne, arba netgi rajonuose, mes irgi anksčiau rajone, kuriame gyvendavome, tai kiekvienais metais vaikai ateidavo saldainių ir visokių tokių. Ir, man asmeniškai, kadangi mes ir ne Lietuvoje gyvenom ir visa kita, tai niekada nebūdavo, tai nepadaro manęs mažiau Lietuve, kad vaikai žinos, kad yra dar kitų švenčių ir net juose sudalyvaus. Jie žino, kad tai nėra mūsų šventė, tačiau tai yra šventė, kuri vaikams patinka ir kurią galima švęsti. Bet Lietuvoje kiekvienais metais kyla didžiulis kipišas, kad maždaug, kodėl mes čia švenčiame nelietuvišką šventę. Tai man labai įdomu, kaip iš jūsų pozicijos atrodo, tokių kažkokių tarptautinių švenčių, kurios, nebūtinai tarptautinių, bet tokių, kurios galbūt stiprios vienoje valstybėje ir persipila į kitas. Ar tai, nesakysiu skatintina, nes tiesiog kartais taip nutinka, ar neatsiranda. Ar tai kaip tik naikintina ir slopintina, argi nieko tokio. Kaip jums atrodo? Man atrodo, kad apie tai reikia kalbėti ir gerai, kad nuomonių įvairių yra ir kad yra diskutuojama ir bandoma surasti kilmę, atpažinti ryšį. Apie tai reikia kalbėti, žmonės turi žinoti, bet, tai mes ir upę per Šventą Patriko dieną ten žaliai nudažom, ar ne? Būna tokia atrakcija. Yra žmonių, kurie tokią tradiciją pripažįsta, priima, jiems įdomu, smagu. Neišbandė matyti tų išorinių veiksnių, kaip jie veikia, koks tas poveikis, ką jie duoda, čia mums neišbandė, mes ir nežinosim, ar čia gerai ar blogai. Tai teko ir man, iš tikrųjų, kai studentė buvau, pas vieną Amerikos lietuvės pasisvečiuoti ir, sužaisti tą Helovyną. Gerai, tai aš sakau sužaisti, nes man nei prigijo, nei man įdomu, nei man to reikia, neprigijo ir mano vaikams, tai mokykla, kaip pasako, kad bus Helovynas ir kažkaip apsirenkit, jie irgi ten nepersistengia, kažką truputį pasipaišo, bet kiek aš suprantu, tai, jiems nėra
nėra čia gyvenimo tikslas. Taip, bet, na, teko pabuvoti Amerikoje ir kaip tik artėjant tam Halloween'ui aš mačiau, kaip ten visi puošiasi ir svarbiausias dalykas yra visą tą savo kiemą išsipuošti, ten, žodžiu, padaryti tokią scenografiją, kad būtų galima ir siaubo filmus filmuoti ir panašiai. Tai gerai, nu, jeigu žmonių kūrybiškumui to reikia, tebūnie, bet jeigu mes kalbėsim, kas tai yra, žodžiu, nu, objektyviais faktais pasiremdami, taip, etnologų tikrai reikalas yra pasakyti, kad tai nelietuviška šventė. Žinoma, o kasgi kitas pasakys. Taip, ir aš irgi, pavyzdžiui, aš esu nuo Lietuvos nacionalinio kultūros centro deleguota ir atstovauju mūsų centrą jau antrą kadenciją Etninės kultūros globos taryboje, kuri veikia prie Lietuvos Respublikos Seimo ir rūpinasi etninės kultūros reikalais. Tai žinoma, kad šitos tarybos užduotis yra reaguoti prieš joninės, skatinti, žodžiu, kažkokias, tai, žodžiu, autentiškas mūsų tradicinės rasų kūpolių dainas ir raginti su lietuviškais papročiais švęsti jonines, o prieš vėlinės, aišku, kad užduotis ir tikslas yra atkreipti dėmesį į vėlinių tradicijas ir pasakyti, žodžiu, kad Halloween'as skatina, na, tokį iškreiptą santykį su mirusiuoju pasauliu, ar ne? Jeigu mes lyginame greta vėlinių šventės visą, na, sampratą, visą tą tokį žmogaus net ir psichologinį santykį su anapusiniu pasauliu ir su ta švente. Tai aišku, kad reikia apie tai kalbėti, reikia apie tai diskutuoti, bet, nu, aš nemanau, kad čia, kaip sakyti, jaunoji karta yra taip jau smarkiai įsijautusi į tam svetimą Halloween'ą. Gal aš kažko nematau, gal kažko nežinau, bet, nu, į nieką nereikia per daug smarkiai įsijausti, reikia nepamesti savęs ir sveiko proto, nei į tas medijas, nei jokius tiktokus, YouTube'us ir dar kažką nereikia per daug įlysti, taip, kad save pamestum ir nebesuprastum, kur realybė, kur jau čia kitas pasaulis, žodžiu. Tai viskas kažkaip su sveiku protu ir tie, kurie iš tikrųjų susivokia, tai jie pabando ir tiek žinių ir užtenka gal. Tai aš manau, kad tai tikrai yra labai gražu tokia mintimi ir apibendrinti, kad, svarbiausia yra nepamesti savo identiteto, ar ne, žinoti, kas yra mūsų, kaip mums, galima būtų švęsti tas šventės, kokios jos yra, gilintis į tai. O tai, kas vyksta pasaulyje, suprasti, kad pasaulis labai įvairus ir pasaulyje yra labai daug, tikrai labai daug tradicijų, labai daug švenčių, labai daug ir panašių, bet ir visiškai kitokių negu mūsų. Bet tai irgi yra, parodo, kokie mes įvairūs kaip žmonės. Ir kaip yra svarbu, mums ir tą matyti, ir tuo pasidžiaugti, neprarandant savęs, ar ne? Įvairovę tikrai reikia matyti, reikia, priimti, bet atsirinkti. Ir visada mums artimiau bus tai, kas yra mūsų paveldėta, kas, kažkaip net ir mūsų tam kraujai, įspausta mūsų sąmonėje, ar ne? Ir man atrodo, jeigu, jaunimas tikrai, tai per visus metus tiesiog išsikeltų savo tikslą, lankyti tas lietuviškas šventes, ar ne, tai jie gautų visko. Ir pramogos, ir galimybės pavaidinti, ir galimybės pabūti ne savimi, o kitu, ir taip irgi pažaisti, tam tikrą prasme tas tradicijas, būti papročiuose, prasminguose, sudalyvauti šeimos kažkokios šventės apeigose, ar ne. Joninėse pašokti iki ryto, išsimaudyti tada rasoje arba kažkur jūros bangose, tuomet, sakykime, kažkur padirbėti, pašienauti vasaros metu, o rudenį ramiai pabūti, lankyti kapines ir suprasti, žodžiu, kokia yra vėlinių prasmė, uždegti žvakutę, pamastyti, pasimelsti savais žodžiais arba kažkokia tai jau katalikiška malda, pagiedoti, galbūt išlydėti mirusį artimą žmogų, o tada galbūt nueiti po kiek laiko į artimų žmonių gimusio kūdikio lankynas ir taip toliau ir panašiai. Žodžiu, tu patiri tą gyvenimą
tu pamatai, kad yra daug gražių papročių, kurie tą gyvenimą prasmingesnį padaro, tau pačiam patyrusiam duoda tokį tvirtesnį pagrindą po kojom, tavo tą tapatybę sustiprina, tai nebereikės, manau, ir tų svetimų švenčių. Bet dėl įdomumo, dėl atrakcijos, dėl suvokimo, kas yra pasaulis ir koks jis yra įvairus ir ką kiti žmonės vertina, kas jiem yra smagu, brangu, vertinga, tai, na, aš manau, kad reikia tą atvirumą turėti ir matyti, ir vertinti, ir gerbti, ir suprasti. Tai skatina daryti ir na, UNESCO tie visi tos iniciatyvos, mes irgi ten nešam tas savo tradicijas, parodom kaip jos galim pamatyti ir kiti, bet mes parodom jas, kaip tos tradicijos mus irgi pačius vienyje ir sutelkia ir suteikia galimybę, žodžiu, ne tik patiems suvokti savo tradicijų, papročių vertę ir svarbą mūsų tam tautiškumui ir tapatybei, bet apskritai ir visą visuomenę kelia jo sąmoningumo lygį, aš manau. Tikrai svarbu. Be krašto. Tai ačiū Jums labai, Loreta, kad atėjote ir pasidalinote ir tikiuosi, kad į tuos šokius tai tikrai kas nors nueis ir kažkokią šventę pradės švęsti truputį giliau. Ne tik, kad turiu laisvą dieną, bet ir pasidomės, ką galima nuveikti tą laisvą dieną. Tai praturtinant savo identitetą. Ačiū Jums labai. Prašom, o dar palinkėjimas vienas, kad, iš tiesų ieškotumėte savo bendraminčių ir burtumėte tas bendruomenės. Dabar daug tikrai yra ar šeimų, ar žmonių, kurie vieniši dėl to, kad iš tiesų turi kažkokių norų, lūkesčių, bet gal pavienių neišdrįsta. Ir, tikrai labai linkėčiau surasti savo bendruomenę, surasti tą lauką, tą burbulą, kur tu gali ateiti ir būti laimingas ir tikrai jaustis tuo lietuviu, tikru lietuviu ir su bičiuliais nebijoti padainuoti, kad ir patriotinę dainą per valstybės dieną. Ačiū Jums, labai gražus linkėjimas. Ačiū Jums už pokalbį.